Sveiki, šiandien parodysiu, kaip susikurti lengvai puslapį, tai naudosime AI sukurtą puslapį, parodysiu, kaip jį kelti, redaguoti ir panašiai. Tai aš turiu nusipirkęs Quintero.lt domeną ir svetainių talpinimą, štai turiu SFTP prieigą, turiu WinCCP atsisiuntęs iš aprašymo, einu į WinCCP, duomenis esu jau susivedęs, tai man belieka tik tai prisijungti. Ir štai, čia aš jau esu susikūręs savo puslapį, tai tarkim aš kelsiu kitur, tai sukūriu folderį labas ir mano visa informacija bus questas.lt/labas, tai štai čia bus visa informacija. Tai šį kartą naudosime geminį dirbtinį intelektą, jog sukurtų mums paprastą puslapį, pabandysime jį kelti ir paredaguoti. Tai rašome labas, sukur html/adc puslapį. Ačiū. Šiek tiek palaukiam. Ir štai kodas yra sugeneruotas, turime šitokį kodą, jis iš tikrųjų parašo, ką reikia padaryti, tai mums reikia nusikopijuoti šį kodą, tuomet eiti į WinCCP, nueiti į labas direktoriją, spausti new file index.html, spaudžiame OK. Ir įklijuojame kodą ir spaudžiame Ctrl+S. Taip išsaugosime kodą. Tai einame į questas.lt/labas, refreshinam. Ir štai turime paprastą puslapį. Spaudžiam pakeisti spalvą ir spalva keičiasi. Tai ką galime pabandyti pakeisti, tai pavyzdžiui galime AI paprašyti, jog pridėtų kažką naują. Štai kodas jau yra parašytas, einame į viršų, kopijuojame ir spaudžiame Ctrl+A, Ctrl+V, Ctrl+S, išsaugome ir perkrauname dar kartą. Ir štai, dabar rašys, kiek fonas yra pakeistas kartu, tamsus režimas, šviesus. Ir štai, turime ir šiokį tokį responsive, viskas veikia. Tai galime, aišku, ir patys viską pasiskaityti, jisai užkomentuoja, kas čia yra padaryta. Tai galime, pavyzdžiui, vietoj sveiki parašyti labas. Išsaugom su Ctrl+S, perkraunam puslapį ir rašys labas. Tikiuosi padėjau ir susitiksime kitose Quintero.lt pagalbinėse video. Iki.